Labadiena. Norėčiau šiandien jums parodyti, kaip galima patiems pasidaryti nesunkų kuodelį vakarui. Mums reikės segtukų, gumyčių, žvilgesio ir lako. Aišku, ir plaukai turėtų būti išplauti, paruošti, tai reiškia gali būti arba sausi susukti ant suktukų, arba gali būti išlyginti su lygintuvu. Pradžioje, kad plaukai nesišiauštų, mes papurškiam žvilgesiu. Peršukuojam ir segame su segtukais į kairę pusę. Mes galime segti į kairę, tiek į dešinę pusę. Užfiksuojam plaukus su segtukais. Užfiksuojame plaukus laku. Išlikusių palaidų plaukų mes pinsime kasytes. Jos bus laisvos, patrauktos. Supinti reikia iki pat galo. Ta šukuosena bus jaunatviška. Galima tiek pasidaryti dienai, tiek vakarui. Mes turime supinti iki pat galo ir užfiksuoti su gumele. Aišku, gumelės reikėtų rinktis pagal plaukų spalvą, tamsiaplaukiam tamses, šviesiaplaukiam šviesias arba permatomas. Ta kaselę dar ištraukiame, kad jinai būtų laisvesnė. Nebijokit, kad jinai bus netvarkinga, paprasčiausiai tai šukuosena nėra išglotninta iki pat galo, jinai gali būti ir truputį tokia pusiau netvarkinga. Sekančią mes piname kaselę. Galima ir eigoje ištraukėti ją, palengvinti. Nebūtinai sruogos turi būti vienodai ištraukėtos, jos gali būti ir nevienodai, todėl kad tai šukuosena nėra tokia labai glotni ir iki galo labai tvarkinga. Kiek tų kaselių mes supinsim? Tai priklauso nuo kiekio plaukų ir norimo galutinio rezultato. Ar tai kuodelis turėtų būti daugiau apimties turintis, ar tai mažesnės apimties. Dabar mūsų uždavinys yra visas tas kaseles sukelti į viršų ir sukomponuoti kuodą. Sruogą galima įvairiai. Ja ir lenkti, ir perkišti, gali tie laisvi galiukai ir likti, jie duos tokio žaismingumo. Aišku, kad tik nesimatytų gumutės, mes tvirtiname su kuodiniais segtukais. Pritvirtinti reikia taip, kad jaustis tvirtai, kad tai nebūtų laisvai paleista sruoga. Tie galiukai duoda tokio jaunatviškumo, bet būtinai reikia taip susegti, kad nesimatytų užtvirtinimas galų su gumelėmis. Ir aišku, tų segtukų, kuriais mes susegėm visą perimetrą aplinkui galvytę. Galutiniam rezultatui mes naudojame laką, užtvirtinti šukuoseną ir papriešti tekstūrą. Šitoks variantas galimas tiek kiekvieną dieną, taip pat galima papuošti ir vakarui, panaudojant puošybos elementus. Gali būti sagės, gali būti segtukai. Mano modelis paruoštas. Thank you.